Tai sveiki visi sugrįžę, o kas čia pirmą kartą, tai sveiki. Mano vardas yra Kornelija ir labai ačiū, kad paspaudėt ant šito video. Tai sveiki atvykę į mano naują video vlogą. Prieš įvažiuojant į šitą video šiek tiek norėčiau su jumis pasikalbėti ir papasakoti, dėl ko nebuvo taip ilgai video. Tai kam įdomu pasilikit, o kam ne, tai čia uždedu laiką ir prasukit iki jo, kad matyti video ir tiesiog neklausyti mano šitų blevizgų. Tai tikrai nieko daug čia nepapasakosiu, tiesiog trumpai tariant, buvo tiesiog toks, gal sakyčiau, įsiekimas, nes vis tiek, ta prasme, reikia ir montuoti, ir filmuoti, ir pas mane kasdienybė yra visiškai tokia pati kiekvieną dieną, tai tiesiog buvo sunku kažką naujo parodyti, galvojau, gal niekam neįdomu, bet supratau, kad iš tikrųjų įdomu, nes to, kad gavau Instagramą žinučių, gavau net po savo senų video žinučių, kodėl nėra video, kada jisai bus ir panašiai. Dėl to pas jūs ir grįžtu ir noriu papasakoti prieš tai dar grįžtant į YouTube ir tiesiog, kad žinotumėt maždaug, kas atsitiko ir kodėl čia manęs nebuvo. Tai antras dalykas, Sofija jau beveik yra metų laiko, jai už kelių dienų yra metai. Jinai jau vaikšto vaikas ir, kaip žinote, aš jos nerodau viešai. Nerodau jos veido, tai man yra tiesiog žiauriai sunku, nes mes įeiname tą toddlerio etapą ir jinai pamato mano kamerą, jinai jos nori, jinai ją griebia, jinai rodosi ir panašiai, o jeigu aš jos noriu nerodyti, tai yra tiesiog labai sunku. Tai nežinau, dar šitą ateityje man reikės mokytis, išlaviruoti, kaip jos nerodyti, bet ir toliau vloginti. Tai va, tai žodžiu, kaip ir sakau, tikrai nieko labai daug nebuvo, neturiu daug ko papasakoti, per tą laiką tikrai nieko įdomaus neatsitiko, nepasikeitė, tai gal tik pasikeitė mano plaukų spalva ir vėl nusišviesinu plaukus, man labai patinka iš tikrųjų, aš kažkuriam video netgi ir sakiau, kad man juoda mane nervina, tai va, tai aš vėl esu ryža, nežinau, gyvenom kaip gyvenom, vasarojam, o šiandien tai gaila, bet neleisim savaitės kartu, bet jūs pasimsiu kartu į tokį trumpą žygį su 11 mėnesių kūdikiu, beveik 1 metų. Ir šiandien mes žygiuosim 16 km, tai yra nedaug, bet kaip su vaiku, tai sakyčiau visai yra daugokai ir norėčiau jums tai parodyti ir pasiimti jūs kartu. Tai dabar susidėjom visą mantą, tiesiog padariau valgyti, padariau mums karštų sumuštinių, dabar visos super mamytės susidengiam greitai ausis, Sofijai taip pat padariau karštų sumuštinių, nes man nesvarbu, kad gamtoj vaikas valgytų kažkaip subalansuotai ir sveikai, man svarbu, kad jis aplamai valgytų, tai žinau, kad sumuštinį tikrai suvalgys gamtoj, įdėjau agurkų, vynuogių, atsigerti, žodžiu, esam pasiruošę ir važiuojam. Dar reikės važiuoti 100 km prieš tai važiuosim 100 km ir po to jau eisim savo kojelėmis 16 km. Tai nėra daug, bet manau, kad su Sofija bus vis tiek kažkokių šiokių išbandymų, tai žiūrėsim, ką šis žygis mums parodys. Labai jūs pasilgau, žiauriai fainai kalbėti ir filmuoti, tai tikiuosi, kad ir jūs manęs pasilgot ir važiuojam į video. Judam. Nu, va, žinokit, mes važiavom ir dabar sustojom ir užsidėjom krautis mašiną ir pastebėjom, kad čia labai fainas keliukas yra mišku, tai va, prasieisim dar prieš žygį. Prasimankštinsim ir Sofiją biškį išimsim iš mašinos, nes jai labai nepatinka ilgai mašinoje būti, o kaip jinai nejuda, tai iš viso dar prasieisim ir važiuosim link tikslo.
tikrinu mikrofoną ar neuždengia. Nu viskas, mes jau žinokit atvažiavom į savo vietą ir dabar jau prasidėjęs mūsų ėjimas. Pradėjo lyti, bet Sofija yra su kepurė, su striukytė, su neperpučiamo, neperliejimo striukytė. Taip pat mes esam pasiruošę, mes buvom pasiruošę, kad gali lyti, nes dėl to, kad čia Norvegija, iš visai kalyje ir teko mums jau atsisveikinti su vasara. Žodžiu, prasideda mūsų kelias ir vyras prieš išeinant man pasakė be ašarų. Tai va tokia nuomonė yra apie žmoną tiesiog. Visio, keliaujam. Visiškai nežinom, kur eit. Tai tiesiog sekam ant medžių, yra tokie mėlyni pažymėjimai ir mes juos sekam. Šiaip tai vyrui savaitės bėgiau parašiau, kad noriu eiti į žygį. Nelabai kažko tokio norėjau, bet aš žinojau, kad jis išrinks kažką tokio, kur va, jau vos gaudau kvapą, bet nu įveiksim, kiek kažkaip tai tikrai reiksim, tiek prisikrovėm visą mantą, tai teks įveikti. Va, sekam šitus mėlynus ženklus ant medžio. POV, noriu lengvo žygio. Su vyru, kas yra išvis lengva? Dabar esam nuėję kažkur apie 2 kilometrus ir tikrai galiu pasakyti, kad jau buvo tokių biški nelabai fainų vietų. Tai mes šitą žygį, tiksliau vyras jį surado per internetą ir panašiai ir jis buvo parašytas, kad pritaikytas su vaikais, bet iš tikrųjų nelabai. Viskas yra gerai, bet tikrai ir aš dar vieną kartą, žinokit, nukritau. Bet čia mano kaltė, kad aš nukritau, nes tiesiog aš paslydau, užsigavau ranką. Tai va, bet realiai tai aš nukritau vietoj stovėdama tiesiog, nes tiesiog paslydau, nes svarbiausia viską pafilmuoti ir pafotkinti ir saugiai nesielgti. Tai va, tai žodžiu, bet šiaip tai viskas gerai, judam toliau. Dar šiaip labai daug mėlynių, kur tik einam visur mėlynių pilna, bet aš kažkaip aš žinokit visą galvoju nesąmonę ir aš negaliu valgyti. Aš nežinau, kodėl, pavyzdžiui, ta prasme, jeigu vyras suvalgytų, aš gal ir suvalgyčiau, bet pirmą jis turi suvalgyti, kad aš žinočiau, kad jis tikrai nieko neatsitiks. Nes aš prisižiūrėsiu filmą ir aš galvoju, kad man bus, jeigu aš suvalgysiu kažkokią tokį dalyką, nors iš tikrųjų tai čia tikrai galima valgyti, čia tiesiog mėlynės yra. Iš karto vyras pasakė, kad čia mėlynės ir po to dar ChatGPT paklausiau, čia tikrai mėlynės yra. Dabar biškis skambu pagalvojau, kad kaip durnas žmogus, kad tikrai jūs įtikinėjai, kad čia tikrai yra mėlynės. Kai fainai padaryta, galima ir pasidaryti, kad laužus būtų, pasėdėti ir tiesiog žiūrėti į tokį vaizdą. Bet ir sunkus haikas, bet labai labai fainas. Priėjome mes asfaltą, tai atrodo, kad mes kažkur esam jau kaip žmonės, bet šiaip tai viskas gerai. Iš tikrųjų per tokį mažą laiką nuėjom labai daug visokių, pavyzdžiui, ėjom ir per žolę, ir per akmenis, ir per šaknis. Ir atrodo per tiek mažai laiko jau tiek spėjom, ta prasme, pereiti. Tai šiaip fainas labai haikas, sunkokas, bet tipo vis tiek fainas. Tai realiai beveik visą laiką ėjom į kalną, bet dabar daugiausiai einam tiesiog lygiai, tai lengva. Bet aš suvokiau, kad mano batai visiškai yra nepritaikyti eiti tolimų žygių, tai man žiauriai nepatogu yra. Iš tikrųjų man labai skauda kojas. Tai jas kažką dėl to daryti, žinokit. Tai va, bet šiaip tai prisijungiau su jumis pasakyti ir dabar yra virš 3 kilometrų, kiek esame nuėję. Tai dar žiauriai mažai. Tai tikiuosi, kad jau kitą kartą, kai kalbėsiu su jumis, būsim nuėję jau labai daug. Lagė prisiduos. Žinokit, nesigausim mums 16 km, nes dabar pasižiūrėjom, tai mums 5 km liko iki mašinos, kad grįžt. Jeigu eiti dar daugiau, tai čia jau reikėtų
patiems galvoti, kur eiti ir, nežinia, blema, kas ten laukia mūsų, o jau ir taip ėjom per žiaurius kelius su nešioklė, tai iš viso gausis 8 kilometrai, bet aš manau, kad vis tiek neblogai, kaip toks pirmas vasaros žygis ir turbūt paskutinis vasaros, bet tiesiog norėjau iš karto prisiduoti, kad 16 šiandien nesigaus, bet žinokit, buvau užsimotyvavus, tai belė kaip, tai jeigu ką norėjau tiek eiti, bet nesigaus tiesiog. Tai tiek. Žiūrėkit, prisirinkau žemuogių. Žiūri, fainai, šiaip gal prisirinkčiau dar daugiau. Labai tingiu čia, aš jas rankioti, taip žemuogį. Pagaliau sustojom pavalgyti. Apkasuose pasislėpė, nes dėl to, kad žiauriai didelis vėjas. Aš tik norėjom prisėsti pavalgyti ir šartu belė koks vėjas pakilo. Tai žodžiu, pasidėsim, pavalgysim ir jau eisim į mašiną. Čin. Mes einam ir dabar visų laiku, kaip einam, tai einam vien tik tais asfaltu, tai šiaip yra žiauriai patogu, bet dabar, kaip einam, tai taip sakyčiau, biški nėra nieko labai daug gražaus. Realiai dabar, kaip einam, tai yra labai daug hyčių. Kai pasakau kažkada, kad hytės yra, kaip lietuviškai pasakęs trumpai, sodybos, bet jos, žinokit, nėra to sodybos vaibo kaip Lietuvoje. Nu, hytė jinai yra tokia kitokia, tai tiesiog, bet pilna pardavinėja, pilna šiaip, to prasme, tarp miškų, tarp kalnų, tai va realiai tik jas gali pasižiūrėti, bet šiaip, kad būtų kažko labai gražaus, tai nelabai, praėjom jau viską gražaus ir dabar dar pradėjom mašinos važinėti, tai irgi tas biški, o Sofija, žinokit, užmigo. Tai žinot, dar ką pastebėjom, kad ir labai daug matėm, tai labai daug išrautų medžių ir, pavyzdžiui, nukritusių vidury kelio tiesiog, tai šiek tiek jeigu kažkas matė serialą From, tai labai primena šitą situaciją. Pavyzdžiui, dabar irgi priėjom ir irgi net, pažiūrėkit, ant kiek išrautas medis. Na, pats jaukiausias vaizdas, kurį noriu pamatyti žygio metu, bet, ką aš žinau, judam toliau. Žiūrėkit, ką priėjom, gal net nelabai matosi, bet mašiną priėjom, pagaliau. Šiaip nežinau kodėl, bet labai pasijautė iš tikrųjų mums tas žygis. Aišku, dar vyras tai neša Sofiją, nu tai realiai judantis 12 kilų. Tai tikiu, kad jam buvo šiek tiek sunkokas, sakė, kad tikrai nugarytė jau jaučiasi, man jaučiasi kojos labai dėl nepatogių batų, bet žinokit, vis tiek buvo žiauriai smagu, tikrai, ta prasme, rekomenduoju visiems vaikui kokie faini prisiminimai, padaryti nuotraukų, atspausdinti jas, įdėti albumą ir pamatyti, kad tėvai kažkaip rodydavo kažką, gamtą, sunkumą, kaip sunku eiti, šiaip žiauriai smagu ir norėčiau pakartoti dar. Tik gal šiek tiek labiau pasiruošti ties batais, nes širdį tai kuprinė patogu buvo viską nešti, tikrai viskas patogu. Šiaip planas buvo Sofiją nešti ant kuprinės tokios, kur jinai gali atsisėsti, bet vaikas kelis kartus įdėjus bijo. Tai tikrai vaiko nenorim gąsdinti ar dar kažką, tai teko ją palikti, bet tiek Sofijai, tiek vyrui būtų žymiai buvę patogiau su ją. Bet nu, kaip yra ir šis dienos žygis yra baigtas ir oficialiai yra 8,6 km. Ką? Nežinau, kaip jums atrodo, bet man atrodo, kad mes tikrai nusipelnėm. Viskas važiuojam namo, iki namų liko 1:18 minučių. Daug. Tikrai biškitingi važiuoti. Bet viską žinokit, mes jau esam namuose, daugiau šito video nebetęsiu ir susitiksim kitame mano video. Labai kviečiu pasiekti mane Instagrame, nes ten visą laiką papasakoju, kada išeina video, kodėl kartais jo nėra, parodau, kada filmuoju ir panašiai. Tai labai laukiu ten jūsų, jeigu ne ten, tai čia. Labai kviečiu paspausti prenumeruoti mygtuką, nes tai padeda labai augti ir labai duoda daug motyvacijos. Ačiū, kad buvote su manim, ačiū, kad nepamirštat ir iki kitų kartų. Iki.